Labas rytas. Vakar buvo pas mus intensyvi diena. Daug kasėm, daug vėl sėdėjau žemėse, tai buvo atvažiavęs ekskavatorininkas ir ilgai aš jo ganėtinai laukiau, nes buvo ir šlapę negalėjom kast, buvo ir šalta paskui. Sakė, nivelyras prastai dirba. Šiaip tikrai turim vietinį labai rimtą ekskavatorininką. Ir nebuvo man čia žiauriai didelės skubos darbas, bet norėjosi pasidaryti. Čia mes turim šulinuką, kur atbėga iš valymo įrenginių vanduo ir jisai prisipildo, jisai dugno neturi, bet, žodžiu, nesusigeria tiek, kiek reiktų. Tai dabar čia yra 100 metrų šlangos į kitą mūsų sklypo galą, tenais pagal keliuką. Nutiesiam šitą vamzdį, tą raudoną gofrą. Čia sakė geras žiauriai variantas, nes ten nėra brangiai, lengvai tiesiasi, žodžiu, viskas su jie puikiai. Iš ne vieno žmogaus gavau patarimą, kad šitą galima puikiai naudoti ir jinai tarnaus, jinai yra lygių vidum, išorė gofruota ir puikiai bėga vanduo, tai tenais gale bus vieta, kur išbėgs, irgi stovės šulinukas su akmenim ir tai vakar iš tikrųjų biškį nusikaliau, nes ėjau paskui irgi su nivelyru. Žiūrėjom lygį, kad nubėgimas būtų geras. Tai va. Ir šiandien tęsim darbus. O dabar grįžtam į vakar dieną. Nu va, darbai šiandien baigti, prakasta pilnai. Rytoj tęsim reikalus. Grįžtam į šiandieną, užkasinėję jau šitą griovį. Tenais 10 metrų pritrūko man vamzdžio, tai dėsim drenažinį šitą, o Monika išvažiavo, tai aš čia turiu tokią iškylą, kur mes darbuojamės, darbininkai užkandinėja, tada eisim dirbti. Teisingai?
viskas kaip ir paruošta. Čia pastatysim šitą šulinuką. Čia subėgs vanduo, kadangi pas mane čia nėra jokio griovio, jokio nieko. Subėgs šulinuką, išbėgs iš jo ir bus super. Gan seniai ta šlanga gulėjo pas mane kieme raudona. Ir iš vakaro, man užvakar paskambino, sako, atvažiuoju padaryt. Tai žiauriai smagu, kai pasidaro, tokie darbai bus galima išsimti iš galvos. Vincentas yra labai šaunus pagalbininkas. Gręžia skyles, jau trečią gręžia. Aš čia neparodžiau, kaip daryt. O dabar jis jau trečią skylę gręžia. Truputį daugiau paspaus, Vincentai. Dar jau nedaug, žinok, girdžiu net, kad jau nedaug liko. Opa, Vincentai. Patinka? Patinka? Aš taip grėžiu. Kiemas dar truputėlį apgražėjo. Nestipriai, bet po biškį pasidarysim gražiai. Tai tikiuosi vasarą jau kažkoks tai matysis rezultatas. Reiks ir išsifrezuoti ir dar išsipjaut krūmynų. Pasisėt žolę. Neįsivaizduoju, čia kaip bus. Nesėsim kažkaip visur, kad ten tvarkinga veja pasidaryt, bet reikia vis tiek susitvarkyti. O čia daugiau tada prisadintume vaismedžių? Manau, tą tai jau čia irgi reikia. Čia tipo 1, 2, čia taip galima eilę padaryti, matai tas, čia dar pora. O kuris lyva tas kanioji? Šita pati paskutinė? Šita baisijo. Nes tada sakyčiau, kad va tuos agrastus numirusius ir šitą reikia, čia tai žinok bus uosis, sakyčiau. Kodėl ne klevas kaip tas atrodo irgi užaugęs iš nuo tų klevų prisisodino? Tas va yra uosis ant kampo, kur reikia nupjauti. Žiūrėjau, kokį nors tinklinio aikštę, tai va čia galima būtų tiesiog palei. O, žiūrėk, tas vakar aš jas spardžiau visiškai kaip kamuolys. Pumpuotaukšlis, kukurdvelkis, smirdelis, va, pasėjau dar. Ten vaikų tokia zona, daugiau visokie jų dalykėliai. Nu, aš galvojau, bet ten belia kaip toli.
Ir čia matysi net per langus, žinai. O, nekiau namie. Ir apie, tai va čia irgi tokius, nes žinai, čia irgi neaišku, kad čia niekas iš vis. Čia nieko ir nereikia. Nu. Tiesiog yra prisidėję ir Šitos obelis amžinai nebus. Tiesiog reikia išsiformavus pasisodinti naujų jos biškai prauksta tas šitas iš. ir tada šitas panaikinti. Aš dar galvojau apie terasą ir apie tą šiltnamį mūsų. Nu, kuris bus valgymo. Valgymo šiltnamį. Tai galvojau, kurį padėt. Tai kažkaip nerandu vietos iš tikrųjų. Ne, žinai, kas ne faina. Man tai patinka, kad nuo mūsų realiai vat, tenais matai kiaurai čia viską. Jeigu čia kaip nors įkalsi, jeigu ten bus vaikų zona, vis tiek geriausia vaikų zoną reikia matyti. Nu, kur jie ten žaidžia dar kažką, tai reikia matyti. Va, žiūrėkitelė, koks geras plotas papiešti. Tu tai vaikis čia, padėjėjau. Čia namas. Čia dirbtuvės. Tai va terasa kažkaip. Nu taip, aš taip įsivaizduoju. Kampais, tarkim, sueina. Jeigu čia toks kampas ir čia taip pat. Šitaip. Nu aš galvoju šitoj vietoj va taip iškišt. Nu tipo, kad tas šiltnamis prasideda ant terasos, bet jisai... Nu kaip namas toks. Ne, nu kad matytųsi. Bet jis tau čia įstos. Ne, žinok, neužstos. Jeigu jinai ir čia pasibaigia, tau žiūrėjimo kampas tiek tenais bus, ta zona tu matysi dar. Tau užstos keliuką, bet kas nėra čia svarbiausias dalykas. Ir kodėl aš galvau, čia būtų faina, nes čia dar vis tiek auginsi kažką tenais, gaus nemažai saulės. Kur auginsi? Nu, šiltnamie šitam. Tada čia irgi palei namą tą tvorelę dar padaryti. Su apšvietimu iki, net jaučiu iki kampo. Nu, žinai, ten kažkam kokias 4 stulpo. Jo, tik tai, nu, žinai, čia apšvietimą ant kokios 4 stulpo. Tik, nu, stulpai nežinau, kas aš. Ne, vis tiek jos reikia išimti. Išimti ir iš naujo įdėti, nes, nu, kad vis tiek aš ten turėsiu kas prasimetinėt laidą. Kas buvo? Nu, kito. Etelytė, kas buvo? Tai ką tu manai? Nuklėtai? Smagu tau? Ateik, pažiūrėk, kaip tėtis piešia gražiai ant žemės, net nebesimato nieko. Net nebesimato, kur piešiu. Čia vaikų nameliai kažkokie tai. O šita irgi nesąmoningas slyva. Čia neslyva, čia yra obelis, nežuoda kokį 10 obolių. Nu tai gal ir apsimoka palikti. Nu, kol neturi jokios kitos. Ne, nu tai mes turim obelų. Man, žinok, tavęs nykiai atsibodo kasdien maudyt. Man neatsibodo, kasdien maudyt vaikų kombinzonus. Sakyk, susitvarkykit kiemą, tada gal ir neteks. Aišku. Susitvarkykit oro lietuvišką. Nu, šiandien pasaka, negali sakyti. Tu mano pagalbininkė? Jau. O ką tu man padedi? Ką? Gamin. Gan seniai nematėm saulės, tai žiauriai gera pamatyti ją. Atėjom pažiūrėti, kaip čia mums sekasi pasidaryti savo šulinuką. Tai žiūrint apie sklypą, ten mūsų namas, ten realiai palei medžius eina riba. Tik, čia keliukas, palei keliuką. Va ten, kur matosi stulpeliai, iki ten ir tolyn. Tai žodžiu, čia apie hektarą yra plotas šitas laukas. Ir ten dar 70 arų, tai visai nemažai.
O čia vakar buvo žiauriai geras, nes, dabar nežinau, ar matysis. Tenais apačioj paklojau medžiagą, radom drenažinį vamzdį sovietmečių darytą, melioracijos čia surinktuvas. Tai man labai patiko, kai vat kasė. Sako, čia vat kažkas sako buvo kasta, nes mato, kasa žvyrą ir žuk, juoda juosta, juodžiame, sako, reiškia buvo perkasta kažkas, tai, žodžiu, čia dekasė iki čia, sako, nenoriu su kaušu daugiau varyti, bus, sako, šitas melioracinis rinktuvas kažkoks, tai trasa pagrindinė, tai taip ir buvo iš tikrųjų, pakasiu gilin su kastuvu, pukšt, yra vamsdukas, tai jį pilnai atsikasiau, išsipjoviau va šitą vamzdį, įpjovas padariau, kad apeitų aplink jį, pasiklojau tokią medžiagą, irgi drenažinę turėjau iš tikrųjų čia jos, ir kad, žodžiu, neužsikirštų tenais nuo žemynų dar kažko ir padėjom, tai čia sugeriamumas turėtų būti geras, nes iš tikrųjų sako, čia turėtų būti šlapia pieva, jeigu neveiktų tas, tai dabar jinai nubėga, tai žodžiu, visas mūsų šitas plotas sodybos turėtų likti sausesnis, nors tenais iš tikrųjų nėra visiškai šlapia, yra labai sausa, bet galvoju, gali būti visaip ir tą dalyką pasirašiau dabar iš anksto, nebuvo tikrai tokio poreikio man daryti, bet kaip ir sakiau, nesinori kast daug kartų, tai dabar padarom ir bus super. Ekskavatorius dar ir nemažai krūmynų čia išvalė, nes buvo tokių priaugėlių, kur mes irgi realiai net nepraeidavom vasarą iki šitų vietų, nes buvo neįmanoma. Tvoros dar yra, šitos gelžbetoninės likučių, tai irgi ją valo po truputį. Ir sakė, dar greičiausiai kitą savaitę atvažiuos, nes turi kitų darbų, kur reikia nuvažiuoti, kur ten pa žmonės skęsta, sako, irgi valymo įrenginiai, tai ten kažką tvarko. Tai pas mus, ten vat yra tas šulinukas dabar, nuo ten iki ano galo, kur yra, palanaisiu ten, kur gal geriau matysis. Žemės paviršiaus šičia, iki anam gale prakritimas yra 2 metrai. Čia buvo draugė atvarė savaitgalį, sako, pasakyk, būtinai šitą per video, nes šiandien eina suprast. Tai atrodo, iš tikrųjų matosi, kad yra nuolydis. Viską, bet nesusidūrusiam žmogui pasakyti, kad čia būtų 2 metrai, tai be šansų. Aš irgi galvau, ką žinau, koks nuolydis bus 0,5 metro. Bet aš jau anksčiau pats buvau pasiskaičiavęs su lazeriu, nes irgi lazeris tiek netempė, bet nusinečiau ten, pradžioje nuėjau pasižiūrėti, negaudant. Nusinečiau kopėčias vieną galą ir lazerį gaudžiau tiesiog, kada akis pagaunu, tu pagauni, kur lazeris šviečia į akį, jo nematai niekur, bet tiesiog tą momentą, stovėdamas ant kopėčių dar pasistiebęs jau buvau. Čia su rulėte pasimatuoji, kiek to lygio. Tai buvau nustatęs, kad apie 2 metrus, paskui mes su nivelyru viską persiėjom. Iš tikrųjų nupiešiu viską ant lapo, jeigu įdomu, kaip viskas tenais atrodo. Visi dalykai ir kam mes čia šitą dalyką darėm. Taip, nežinau, ar man čia pavyks vienu metu ir nupiešti, ir nufilmuoti. Žodžiu, čia yra namas, pas mus čia yra dirbtuvės. Ir čia yra valymo įrenginys. Čia iš namo ateina nuotekos į valymo įrenginį. Čia ateis iš dirbtuvių. Ten ateis dar iš nežinia kur. Ir čia aš turiu 2 metrų šulinukas. Iš valymo įrenginio dabar eina vamzdis čia. Ir bėga, čia yra 2 rentiniai. 2 rentiniai po metrą, tai apie 2 metrus gylio. Šitas eina ten gylė gal 60 cm. Ir tada dabar trasą padarėm į kitą lauko sklypą. Į kitą sklypo galą. Ten irgi yra tas šulinukas. Čia yra 100 iš tikrųjų 10 metrų, nes buvau apsiskaičiavęs.
Ir čia išbėga visas vanduo. Vėliau prisijungs. Čia dar vamzdžiai į tą šulinuką bus stogo vanduo. Surinkimas nuo šito taip pat. Viskas subėgs jau į šitą šulinį ir paduos ten. Taip mūsų kiemas bus sausesnis. Taip pat dar drenažas, visas drenažo vanduo irgi eis į tą patį šulinį. Tai dabar jisai nėra apkrautas šitas šulinukas. Vėliau jis bus tikrai labai stipriai apkrautas ir viskas keliaus tenais ir per tą melioraciją keliaus. O aukštyje gaunasi taip. Šitas šulinukas yra vat šitai pavadinkim. Jo, jisai žemės lygiai yra visiškai lygiai. Ir tenais leidžiasi -2 metrai. Vat į šitą šulinuką. Ir kas yra įdomu, čia išeina valymo įrenginio šlanga. Žemiau yra šitas, kai prisipildo visada, dabar nebus aukščiau negu čia. Ten dar gaunasi virš metro gylio. Ir šitą vandenį aš dar planuoju naudoti laistymui, čia yra tikrai nemažai. O šitas vamzdukas yra aukščiau negu to šulinuko, vat kaip jisai nusileidžia, tas šulinukas yra iškilęs ir iš aukščiau. Tai realiai šlanga, kai šlanga eina vat į ten kažkur, tai netgi jeigu šitas šulinys prisipildys, jis taip yra sugrėžiotas, tai viskas bėgs per viršų, o čia man nekils, nes jeigu čia užkils kažkada, pildys valymo įrenginį, nu ir tipo, reikalai. Tai dabar viskas išspręsta. Ir aš praeituose video buvau sakęs, kad čia sausa, gal nereikia to viso drenažo, nereikia kažkokių tai surinkimų nuo stogo. Bet paskui pergalvoju viską, galvoju, reikia pasidaryti vien dėl to, kad ateityje gali būti, nežinau, pradės daugiau vandens būti, bus šlapiau, labiau užpilnės ir panašiai. Tai tam, kad ateityje nebūtų problemos, dabar reikia pasidaryti šitą dalyką, nes aš čia kaip galvojau apie politiką, kad ten realiai visi rūpinasi tai kadencijos laiku, tai mano kadencija čia tikiuosi bus ne 4 metai, tai reikia pagalvoti priekį. Todėl viską pasidariau dabar kaip ir neblogai, dar aišku liko pasidaryti ir stogo surinkimą, ir drenažą, tai čia kasim vėl pavasarį, bet tik tai aplink namą jau nebus į tolį einama, tai viskas bus super. Iš tikrųjų dabar lauke visiškas pavasaris, kaip ir laukiau žiemos, bet dabar toks keistas momentas, kur atrodo sausio galas, aš vis dar norėčiau žiemos, bet kai toks oras jau tipo pereini į kažkokius tai lauko darbus ir jau ir nebelaukiu to žiemos iš tikrųjų, taip liūdna atrodo. Aišku, mes spėjom šiek tiek ją pasidžiaugti, bet, aišku, kokie jeigu kovo balandį užsnigs vėl, tai vėl nesąmonė. Nu, žodžiu, viskas šiaip super. Ir judam toliau. Tai kažkaip išėjom į lauką, namuose dar pilna darbų. Va čia yra visa ta malkų krūva, tokia, nežinau, čia malkos ar ne, bet čia buvo pastatas. Va, matom pastato likučiai. Čia molis, kur vaikai labai mėgsta murgdytis. Šiaip žiauriai juokinga, čia tešlinė parėjo vieną dieną. Čia kai lyjo, jie pasidarė čiuožyklą, va čia užlipa ir tešloj. O, koks radinys geras. Superinis ratukas. Tai šitą va visą reikia išsivalyti, nes sekantį kartą ekskavatorius atvažiavęs nori išvalyti akmenis. Va čia yra aš iškastu akmenų, čia man va, elektros yra atvestos, tai čia kiek kasė, tai čia reikia. Čia buvo kažkada pastatas. Senas, raudonų plytų, su akmeniniais pamatai pastatas. Aš noriu visus tos akmenis išlupti iš žemės, tai visą šitą teritoriją reikia, žodžiu, valyti. Tai noriu tas malkeles visas išsinešti, išsikrauti iš čia, kad dabar jomis iš tikrųjų kūrenu šlapios, bet pradžio užsidegiau, paskui metu šlapes dirbtuvių pusėje ir taip kūrenu. Tai reikia išsivalyti, kad sekantį kartą atvažiavęs ekskavatorius galėtų jau pilnai čia prasinešti.
Šiandien pietus valgom lauke. Visi buvo lauke, Monika pagrindino pietus, sako, valgom lauke. Lauko restoranas. Fantastika. Į Mišelino gidą tikrai įtrauktas. Nu va, sukroviau tą naminuką. Ir čia visiškai tokie pagaliukai su pelyje, su bezė, bet vis tiek nėra man kur padėti. Atrodo visiškai vertės kažkoks darbas. Dėlioju, žiūriu, kad galvoju, kur čia man dabar sudėtas, pabiškai užvažiavimą ir biškai čia, tai greičiausiai dar dėsiu, dar paliečiu, tiesiog galvoju padaryti tokią kaip rėmą, sumest, užmest šiferį ant viršaus ir kad būtų kažkiek pradžius, atsidarysiu ir vėlgi sukūrensiu per laiką. Tai visiškai atrodo bergždžias darbas, žiauriai nemėgstu tokių, kur dėlioju, bet labai noriu atsilaisvinti šitą vietą. Būtų gaila, nežinau, ten kažkur užkas šituos ar dar kažką, nes vis tiek tai yra jau medžiaga, kuri gali šildyti namus. Tai kažkaip tai reikia pasidaryti. Tai bergždžias, bet kaip ten sako, svarbiausia kažką daryti. Ate.